Sveiki, aš Živilė Diškienė, strategijos skyriaus vadovė. Ir mes atsakingi už tai, kad mūsų valdomas portfelis būtų geros būklės ir efektyvus. Esam Gedimino Riekšto gatvės sankryžoje, kur vyksta veiksmas. Ten mano kolegė aplinkos ministerijai derina planus, Teisingumo ministerijos pastatus, su kuriuo sprendžiam, ką daryti, o aš kviečiu užeiti į Muitinės departamentą, vieną iš gražiausių mūsų projektų. Pirmas dalykas yra kava ir tik paskui jungiu kompiuterį. Tikrai didelė dalis yra darbo su kolegomis, tiek su komanda, tiek su kolegomis iš kitų skyrių. Dalis darbo yra su klientais, tiek klientų lankymas, tiek planavimas, ateities dėliojimas. Ir dalis darbo yra su finansų ministerija, su akcininku. Ryšys. Tiek ryšys su kolegomis, tiek ryšys su klientais. Man atrodo, kad be ryšio tai nieko negalim padaryti. Be ryšio ir lieka tada viskas. Mūsų inicijuoti sprendimai prisideda prie didžiausių modernizacijos projektų ir stambiausių pardavimų. Kolegos sako, kad mes vis prigalvojam darbų. Tai žinokit, čia ne mitas. Tai mūsų darbas yra labai įdomus ir svarbus. Tiek turto bankui, tiek ir visai valstybei.